nenormalios, ei. Klausi, kaip fanera kyla, atsakau aš stabiliai. Mašinos, automobiliai, baisus juda mobiliai. Galim lėk lenktynių, nežaidžiam slėpinių. Sveiki visi atvykę į naują ką tik Nutralo seriją ir mes turim naują automobiliuką. Tai grįžo dar vienas automobilis iš Suomijos aukcionų, kurį mes nupirkom, ir tai yra naujausias automobilis, kokį esu nupirkęs iš aukcionų, ir tai yra 14 metų Volkswagen Golf 7. Tai dabar parodysiu, kaip jisai atrodo. Juodas universalas. Kaip ir praeitas Golf, tik šitas yra naujesnis, šustresnis ir taip toliau. Brangesnis, aišku, savaime aišku. Tai va turim Bixenon žibintus. Kaip sakiau, juodas spalvikę, šiaip pakankamai tvarkinga kėbula, nėra kažkokių labai blogų dalykų, kaip sakant, taip viskas atrodo, viskas kaip ir aukiai grįžo ir saloniukas kaip naujas, jūs pasižiūrėkit, visiškai kaip naujas, vairas atrodo net nečiupinėtas, nieks nenudrošta, nenučiupinėta, turim telikiuką, automatą DSG, start-stopai, taip toliau ir panašiai. Verstos odos salonas, bet nu pažiūrėkit, manau, kad net smagu tokią mašiną liesti. Yra tik tais vienas minusas ir jisai yra štai čia. Turbūt kaip matot, bamperis, lempa, sparnas ir duris yra nubrauktas ir išleista padanga. Visiškai oro nėra. Daužimas labai minimalus, kapotas net neliestas, tai labai smagu, čia tiesiog nubraukia šoną, galinės duris yra sveikos, tai tas yra labai gerai. Tai pakeisim tiesiog bamperį, sparną, lempą aišku, kuris yra brangiausias dalykas, ir duris. Nu ir ten kažką dar važiuokliai pasižiūrėsim, ar nieks nelinkia, nieks nesulūžia ir panašiai. Tai va toks mūsų automobiliukas. Tik tais yra vienas geriausias dalykas apie šitą automobilį, dėl ko aš jį ir norėjau nupirkti. Dėl to, nes jo rida yra 125 000. 2014 metų mašina 125 000. Tai čia yra, nu, apkatkė vadinama. Ta prasme, ta mašina praktiškai kaip nauja. Tai tas yra žiauriai smagu. Aparto daužimo, automobilis yra pilnai tvarkingas, kūrėsi ir taip toliau. Dar kuičiausi šiek tiek salone, ieškau kokių įdomesnių dalykų. Ir žiūrėkit, ką radau. Keista, kad ne BMW, bet radau ibuprofeno. Nuo galvos skausmo, nes kaip BMW dažnai genda, tai va tenka tokių dalykų nusipirkti. O čia radau ir Golfe. Dar pamiršau paminėti, ką turim po kapotu, ir tai yra legendinis 1.6 TDI dizelis 7,7 kW. Taupus varikliukas, kuris suks daug kilometrų, nes kol kas tik turi 125. Kas įdomiausia, kad lempa sudužus, bet šviečia ledai. Wow. Tai blokeliai reiškia sveiki, nesutraiškiti. Tai tas yra gerai. Dar reikia pažiūrėti, ar ksenonas šviečia, bet turėtų šiaip šviesti. Tai iš vis labai gerai, nes blokelis tų pačius panduosim, tiesiog pakeisim į naują lempą. Ledas, o kapotas iš vis nieko. Antik pasisekė, kad wow, nes pasižiūrėkit. Sparnas palindo po kapotų ir kapoto visiškai nesulankstė. Žiauriai pasisekė. Žiauriai. 3 days later. Tai štai taip atrodo Golfitis, praėjo keletą dienų, jau pasikeitė priekinis televizorius, visi radiatoriai net buvo palankstyti, tai tiesiog sudėjau kitus, apatinio radiatorio, ten kur yra iš vis jo nebuvo, tai teko pirkti kitą, šiaip visos langos kaip ir aukiai, viena tik tai bloga buvo, tai va šitą antifrizą, tai irgi paėmiau naują, toliau. Čia buvo stebuliai skylus ir šiek tiek buvo mortikas įlinkęs, tai tiesiog sudėjau kitus. Originalas, Saks, kitas stebulė. Čia traukia nauja keisis, irgi jau yra nupirkta, bet čia viskas gerai, posparinės sveiki. Čia aišku tepaliuko, čia matosi šiek tiek nubraukta, bet nusivalys bus kaip nauja ir gražu. Tuo pačiu esu nupirkęs naują sparną, kapotas kaip ir sakiau sveikas, bamperio dar nėra daug priekinio. Bet pasimatavom balkį, pasimatavom lonžeronus, viskas yra vietoje, viskas yra idealu, gražu ir taip toliau. Tai ką, dėsim dabar pusašį į vidų, stabdžių diską ir galėsim dėti ant rato, bet ratas, kaip matom, va tokia skylė yra padangoje, ratas pats yra irgi pažeistas ir šiek tiek įskilęs, tai tiesiog kitus paėmiau ratus, 16 originalius Volkswagen, tai uždėsim tuos, bus gražiau. Ir to pačiu esu dar nupirkęs lempičką naują
ne nauja, bet naudota, bet labai geros būklės. Nupirkau kitą lempą, nepakuosiu, bet ta pati originali lempa. O kas liko iš senos lempos, tai yra visiškai nieko. Visas daužyta, suskilus, tai šitą išmetimui. Blokelis vienas berods yra geras, kitas yra nelabai, šitas jau man atrodo, kad yra geras. Šiaip lempa ir prieš tai švietė, ksenonai viskas veikia, tai kaip ir turėtų būti abu blokeliai geri. Nu tai pasitikrinsiu. Ventiliatorius idealus, nieks nesuskylė, nieks nesulūžė. Tai va, lempą galėsim dėti, ką esam 13 garaže. Ir čia yra mūsų golfytis. Turbūt pastebėjot, kad durys jau yra kitos. Nupirkau pagal tokią pačią spalvą, tvarkingas dureles. Tai bus labai gerai, nes jos nebus dažytos, bus originalios ir bus tikrai daug geriau negu per kitas dažyti ir panašiai. Visiškai praktiškai idealios yra, tai sparnas irgi yra naujas nupirktas, bumperis naujas nupirktas, čia yra senas duris. Čia galima, aišku, daryti, tvarkyti, bet tikrai norėjau tom užsimti ir daryti belenkaip. Tai va, tokie reikaliukai, duris pilnai susidėjo, viskas veikia, užsidaro, viskas sueina ir panašiai. Aišku, poliravimo prašosi, bet pirmą reikės nudažyti sparną ir bumperį. Nes bumperis naujas, sparnas naujas. Daugiau viskas kaip ir čia vietoj. Lempą turiu, laikiklius visus turiu. Sudedam viską ant čia. Ir kai bus viskas idealu, mes čia dažom. Nuimsim vėl, viską nudažysim ir uždėsim atgal. Ir viso, dar trūksta vieną posparnio čia galo ir dugno apsaugos. Ir golfytis bus ready to rock. Tai yra tokie reikalai. Ir dirbam toliau. Na ką, tai tęsiam golfo istoriją ir golfytis jau yra pas mane garaže. Tačiau iš serviso, kai buvom servise, jisai važiavo tiesiai pas žmonės, kurie tampo kėbulus. Ir pažiūrėtų, ar nieks nėra linkę. Tai šiek tiek buvo sparno laikiklis palenktas ir lempos laikiklis palenktas. Bet visiškai, net ne kėbulo dalis, tiesiog laikikliai. Tai juos sutvarkė ir dabar viskas susidėjo, sutvedė tarpus prieš dažant automobilį. Tai šiaip esu visai patenkintas, visai gerai sueina dalykai. Taip pat sparną pirkom naują ir bumperį. Tai va šitie du dalykai visai neblogai sueina ir aš esu patenkintas. Aišku, čia dar reikės pažaisti po dažymo viską dar perdaryti, kaip sakant, patvarkyti, bet dabar uždėjau tik tais bumperį ant viršaus dėl vaizdo, nes neturėjom vieno laikiklio. Tai nupirkau tą laikiklį iš Signetos, uždėjau laikiklį ir dabar uždėjau bumperį, pažiūrėjau, ar viskas tinka, ar viskas tvarkoj. Atrodo, kad viskas yra ok. Tai dabar parodysiu, kaip atrodo golfytis, kaip jisai pasikeitė nuo to, kaip pradėjom. Tai pasižiūrim. Štai taip atrodo golfytis, aišku, čia nekreipkite dėmesio, kapotą reikia uždaryti biškį. Užsidaro kapotas lengvai. Čia tarp lempų tarpai. Viskas idealu realiai, sparno tarpai irgi pasaka, čia viskas gražiai sueina, čia aišku bumperis uždėjau tik tai dėl vaizdo, nes čia vieno laikikliuko trūksta, bet principė bumperis irgi gražiai sueina, nėra iki tarpo, viskas kaip ir ok, aišku tas grotas čia susidės, čia grotelės dar šitas reikia uždėti, bet aš esu darau patenkintas ir čia va, viskas irgi liuks, ta prasme, tarpai visur vienodi, tas yra žiauriai smagu. Aišku, kaip ir sakau, čia dar reguliuosis po dažymo, viskas dėsis ir tada reguliuosis ir tada bus dar geriau negu dabar, bet principe automobilis jau įgauna kažkokį vaizdą ir šiaip man patinka Golfai 7, nes jie tokie pikti, ypač su šitom Big Xenon lempom lediniam. Tai va, tokie reikaliukai, šitą viską pasidarėm, traukia viskas ok, klaidas reikia dar ištrinti. Neturiu šiuo momentu kompiuterio, tai reikės kažkam nuvežti pas servisiuką, kad ištrintų klaidas ir viskas. Nuvešiu dažyti šią savaitę visą priekį, bumperį ir sparną ir viskas. Surenkam atgal, viską išvalom, nupoliruojam, padarom idealią mašiną. Ir tada žiūrėsim, kas gaunasi. Ar pardavinėsim, ar savo pasiliksim. Su tokia rida labai sunku nupirkti gerą automobilį, tai čia kaip sakant tokia dilema. Pamatysim, kas bus toliau. Na ką, po paskutinio video praėjo nemažai laiko, kaip matot, jau tenka uždėti ir žieminės striukės, nes yra pakankamai šalta, vėjas. Tai žodžiu, automobilis jau yra pilnai surinktas, nupoliruotas, padarytas viskas, kas įmanoma, kad jisai būtų pilnai eksploatuojamas ir būtų pilnai tvarkingas. Tai už mane stovi
mano Golfytės 7, tai dabar šiek tiek galiu parodyti. Tai taip dabar atrodo Golfytės, sparnas persidažė, bumperis. Šiaip labai gerai perdažė, esu labai patenkintas, aišku, dabar automobilis yra pakankamai purvinas, bet kai poliravo, sakė, rado tik vieną šiukšlytę, mini šiukšlytę, kurią susitvarkė ir dabar automobilis yra pilnai tvarkingas, tai tom labai džiaugiuosi, tarpa irgi viskas kaip ir ok, visos detalės yra sudėtos, posparniai, dugno apsaugos, nu viskas kas įmanoma yra padaryta. Tai kai taip automobilis yra sutvarkytas, tai net ir negėda rodyti. Aišku, visur galima prisikabinti, visur galima rasti prie ko prisikabinti, bet tačiau man tai buvo gera patirtis, nes pirmą kartą tvarkiau 7 Golfą, sužinau maždaug dalių kainas. Kai kur nustebau, kai kur nenustebau, nes kai kur buvo pigu, kai kur buvo labai brangu. Tai tikrai planavau įkišti mažiau į remontą pinigų, bet gavos kaip visada. Dabar parodysiu dar vieną dalyką, o paskui papasakosiu šiek tiek apie pinigus, už kiek nupirkom, kiek kainavo sutvarkymai ir visi kiti dalykai. O dabar aš jums noriu pasakoti apie OBD11, tai yra daikčiukas, kuris man padėjo ir su Golfu, ir su kitom mašinom tiesiog susitvarkyti visas laidas. Galbūt prisiprogramuoti kažką įdomaus, tai čia irgi skydelį programavau. Šiek tiek tokių įdomesnių dalykų, kad būtų tiesiog smagiau važinėti, kad atrodytų gražiau mašina. Tai einam parodysiu, ką OBD11 gali. Mes paprasčiausiai turim tokį dalykiuką, kuris kišasi į OBD portą, kuris yra praktiškai visose automobiliuose. Ir būtent ant Go7 Golfo jie yra štai čia, po panelę. Štai įkišau OBD11, dabar jis šviečia raudonai, kadangi dar neprisikonektina prie mano telefono, bet dabar tą ir padarysim. Kaip matom, yra du appsai, tai vienas yra Volkswagenui, kitas yra būtent BMW markės automobiliams. Tai čia yra ne tik Volkswagen, bet visiems vagams, tai Škoda, Volkswagenai, Audi ir kiti dalykai. Tai iškart spaudžiam bagui ir aišku reikia pamiršti įsijungti degimą automobilyje. Štai įsijungia degimas. Na ką, spaudžiam iškart Connect, suranda mums OBD11, spaudžiam OBD11 ir laukiam, kol prisikonektins mums prie telefono tas daikčiukas, kurį įkišom į OBD portą. Reading units ir panašiai. Tai dabar reikia sulaukti šito dalyko ir parodysiu, ką mes galim padaryti būtent per OBD11. Ir kol skanuoja mūsų automobilį, aš noriu pasakoti vieną tokį dalyką, kad OBD11 nėra kažkoks random dalykiukas, kurį tu nusiperki ten iš AliExpresso ir paskui skanuoji savo automobilį ir tiesiog sudegini blokus. OBD11 turi visas licenzijas tiek su BMW, tiek su vagais, todėl jūsų automobilis yra saugus. Jūs nesugadinsite jokių blokų ir nieks nesudegs ir neužlūš ir panašiai. Kaip gali vykti su kitom neaiškiom OBD jungtim, tai manau nerizikuokit ir geriau įsigykit OBD11. Ir aišku, su butomis kodu gausi 10% nuolaidą visam krepšeliui, tai pasinaudokit kodu ir linkas yra aprašyme. Štai nuskanavo klaidas ir matom, kad vieną klaidą rado. Pasižiūrim, kas tai yra. Matom ant skydelio klaida, nežinau kodėl, bet kažkoks yra no basic setting. Ką tai reiškia, neįsivaizduoju, bet mes galim sužinoti būtent, ką reiškia šitos klaidos kodas, tai spaudžiam ant Google ikonėlės ir mums išmeta iškart viskas surašyta, koks kodas ir mes galim pasiekti visokiose forumuose, kas per klaidą ir išsiaiškinti, kaip ją sutvarkyti. Tai viskas easy as that. Toliau mes čia turime appsus, kurie gali leisti pasigerinti savo automobilį, pasidaryti jį pagal save. Tai įvairiausių yra dalykų, pavyzdžiui, kaip Power Steering supportas. Tai mes galime nusiti įvairiausius, čia dabar matome 100%, mes galim padaryti, kad vairas būtų sunkesnis, kaip pavyzdys. Dabar jis yra pats lengviausias, galim padaryti, kad jis būtų sunkesnis ir nusiti, kad būtų 20%. Tai visokiausių įvairiausių dalykų yra, kurios galima nusiti tiesiog pagal save ir yra žiauriai paprasta. Kiekvienas dalykiukas kainuoja, tarkim, 10 tų vadinamų jų coinsų. Galima nusiti, kad, pavyzdžiui, pulsuotų mūsų engine start stopas, kai jisai automobilis nėra užkurtas. Čia dalykų yra milijonas ir tas automobilis gali būti visiškai individualus pagal jūs. Kaip aš esu, pavyzdžiui, pasidaręs, kad būtų Sport Multimedia su raudonu, tuo pačiu yra mano skydelis vadinamas Carbon, tai ten yra šiek tiek kitoks apipavidalinimas, tai toks matosi su koriu. Ir dar keletą dalykų esu pasidaręs, bet čia viskas yra žiauriai paprasta. Tuo pačiu galim retrofitinti, jeigu kažką norim. Įsidėjom, tarkim, 7,5 faceliftinio Golfo galinės lempas, mes galim tiesiog retrofitint, įsidėti lempas, paspaudyti change value, kad mes įsidėjom ledinės, tarkim, kažkokias lempas ir mums OBD11 viską tiesiog sutvarko, ko paprasčiausiai. Mums nieko nereikia vežti automobilio, žiauriai easy. Ir tuo pačiu galima, aišku, pasižiūrėti, pavyzdžiui, all service distance, kiek čia reikia, dar tik trūksta, pasitestuoti įvairiausias lempas ir taip toliau.
Tai daiktas yra labai naudingas. Aš tiek ant šito golfo pražaidžiau, nežinau, porą valandų, testuodamasis visokius įvairiausius dalykus, kas man patinka ir kas nepatinka. Tuo pačiu ant savo X3 irgi pasižiūrėjau, ten užsidėjau kelis dalykus, kurių man trūko. Vienas dalykas, tai aš norėjau išjungti start stopą ant BMW ir nuvažiavęs aš buvau pas elektriką ir man jis to negalėjo padaryti. Su ten vadinamu to kompu, ten didžiuliu įsitraukė, laidus prisijungė ir jis man to negalėjo padaryti. Aš prisijungiau OBD11, įsikišau, įsijungiau degimą ir tiesiog išjungiau start stopą, kad man jisai neveiktų. Aš užtrukau realiai kokias 5 minutės ir mano problema buvo išspręsta, nes iki tol aš kokius 2 metus realiai važinėjau su start stopu ir mane tas nervuodavo ir jo tiesiog negalėjo išjungti. OBD11 tą padarė per 5 minutės. Tai čia yra tiesiog iš praktikos, čia yra nuoširdus atsiliepimas, kad šitas dalykas veikia ir man jis labai dažnai praverčia. Tiek tikrinant automobilius prieš perkant, nuo iki. Jeigu kažką susijęs su automobiliais, jums reikia įsigyti OBD11, o su butomis kodu gausite dar 10% nuolaidą visam krepšeliui. Tai pirkit, naudokitės ir dabar einam pakalbėti apie pinigus, kiek kainavo šitas golfas. Tai aš jums dabar papasakosiu labai paprastai. Realiai šitą golfą nupirkau iš aukciono, gavosi man virš 6000 eurų, plus kainavo mokesčiai apie 600 eurų, plus parvežimas apie 400 eurų. Tai jau mes turime beveik 7000 eurų. Paskui pirkau detalės, visi darbai, nes daug darbų atlikau ne pats aš, o tiesiog vežiau į servisą, kad padarytų tos darbus, nes tiesiog ne viską sugebu ir ne visada turiu laiko tai padaryti. Tai tiesiog atiduodu profesionalam, kurie sugeba tai padaryti, kad automobilis būtų tvarkingas ir geras. Tai ant detalių, ant darbų ir ant visų kitų dalykų aš išleidau beveik 4000 eurų. Tai jo, turbūt sakysit, kad tai yra labai daug ir tai yra labai daug. Automobilis pakankamai brangiai gavosi, tačiau reikia prisiminti tai, kad jo komplektacija yra gera ir rida maža. Tai šitie 2 dalykai labai susideda į vieną. Ir tiesiog tas automobilis automatiškai išbrangsta. Nes pasižiūrėjus būtent Vokietijoje tokio tipo automobilius su panašia rida, jie kainuoja apie 15 000 eurų. Tai kas yra pakankamai nemažai, kaip už golfą. Suma gavosi, aišku, visi darbai yra padaryti gerai. Detalės buvo pirktos arba naujos, arba originalios, naudotos šiek tiek, arba dar buvo pirktų ir iš Jutos tiesiai iš Volkswagen centro. Tai suma tikrai nemaža. Plius darbams, dažytojams, dažai, visi kiti dalykai. Susidėjo tikrai pakankamai nemažai pinigų. Ar daryčiau antrą kartą? Ne, nedaryčiau. Nes daug nervų, pinigų investicija didelė, per daug laiko užima ir geriau pasidaryčiau kelis kitus darbus, negu daryčiau vien tik tai sėdėčiau prie golfo ir lipdyčiau jį, kaip sakant. Nebuvo stiprus daužimas, bet kaina didelė. Ta prasme, investicija, bet ką padarys. Iš klaidų mokomasi, čia yra gera praktika, kuri, manau, parsiduos kažkada. O jeigu ne, tiesiog pats važinėsiu. Šitam video tiek. Dar norėjau padėkoti Mobilus Detailing už tai, kad padėjo mums nupoliruoti šį automobilį, kad jisai būtų gražus, tvarkingas ir blizgėtų iš toli. Tai Mobilus Detailing ir linkas irgi aprašyme, jeigu norit nusipoliruoti automobilius, padaryti cheminį ar kitus darbus prie automobilio, tai kreipkitės pas juos. Jie, manau, tikrai apsims ir padarys idealiai. Tai ačiū, kad žiūrėjot, paspaudžiam laiką, subscribe ir susitiksim kitame video. Čiau. Baudos, vaikšto nenormalios, ei. Klausi, kaip fanera kyla, atsakau aš stabiliai. Mašinos, automobiliai, baisus juda mobiliai. Galim lėk lenktynių, nežaidžiam slėpinių.